Tai jūs man pasakysit, kada čia prasidės viskas. Tai žinom. Man asmeniškai? Taip visada. Aš manau, kad buvo. Tikrai taip. Pavyzdžiui, mano padvaikystės tėvai daro didelę labai įtaką, kad mergina privalo gerai mokytis. Ir aš nuo vaikystės turiu tokį, kad aš privalau gerai tiesiog mokytis, nes kito varianto nėra. Nes kaip aš kitaip atrodysiu. Merginos negali rūkyti. Vyrai gali rūkyti, bet merginos negali rūkyti. Man labai dažnai mama tai aiškina, sako, Kamilė, jeigu rūkysi, vyro tikrai neturėsi. Aš pati buvau vegetarė virš 4 metų ir galiausiai savo draugo patarimų galbūt klausydama vėl pradėjau valgyti mėsą. Man mama sakė, kad jeigu aš nepakeisiu savo charakterį, tai niekada nesusirasiu vyro ir manęs niekas nemylės. Jinai taip ir pasakė. Čia tiesiog priminimas profilaktinis. Mergina būtinai turi būti plona, susitvarkiusi, graži, nes kitaip irgi niekas nežiūrės. Ir tai irgi, nežinau, kažkaip nuo vaikystės realiai šeimoje visą laiką būdavo sakoma, turi būti plona. Dėl to tikrai buvo tokių ganėtinai didžiulių barjerų gyvenime. Visai neseniai nusipirkau tokią suknelę, kuri iš tikrųjų yra tokia mergaitiška ir tokia gėlėta. Ir tiesiog panelės iš mano grupės ir tiesiog pasakė, visiškai ne tavo stiliaus. Dėdavau tokius žodžius, kad aš esu moteris, aš turėsiu išnešioti vaikus, aš turiu valgyti sveiką maistą, aš turiu valgyti mėsą, nes tai yra kaip ir viena iš statybinių medžiagų. Man kas labai nepatinka ir ką aš dažnai girdžiu, tai kodėl tu šiandien nepasidažius, tai kodėl tu nesidažei, kodėl tu šiandien galvos neišsiplovei, nu va tokius atvejus. Tai čia toks, kad jeigu aš apskritai nenešioju tokio tipo drabužių, tai nereiškia, kad aš negaliu kažko panašaus apsirengti. Kažkada man buvo neseniai tokia situacija, bare, kad prie manęs priėjo vaikinas ir pasakė, kad man labai stori pirštai. Tai nežinau, gal iš tiesų jie nėra stori, bet pasijutau tikrai labai nemaloniai. Turiu tokį brolį, kuris mūsų šeimoje yra labai sėkmingas. Karjeros prasme jisai turi labai daug pinigų ir dažnai man sako, kad aš būsiu ubagė ir marginalė. Aš supykstu tam kartui ir po to pamirštu. Aš vaikystėje norėjau būti emo ir man tėvai seneliai sakydavo, kad kaip tu atrodysi. Įvairiose pasilinksminimo vietose tikrai būna kažkaip tas toks, ateina kai kurie vaikinai ir tas tokias mergaitės, kurios irgi tiesiog atėjo išgerti kokteilį, jau žiūri kaip į kažkokias potencialias, negražus žodis. Merginas iš karto nusistatė savo tokius stereotipus. Aš žinau, kad tai yra negerai, bet aš labai kreipiu dėmesį į aplinkinių nuomonę. Manau, kad iš tiesų tikrai yra ganėtinai sunku. Pavyzdžiui, žinau, kad aš esu gana stipraus charakterio, bet įsivaizduoju, kuriam jautresnėm merginom, tai šakės. Forgive, but never forget. Visuomenėje vyraujantys stereotipai labai daug ką padaro, nes graži mergina yra ta, kurios ilgos blakstienos, kurio dabar antakiai ten ta mada yra būtent tokie ir visos. Ir pastebi, kad tu važiuoji mieste ir tu matai visas merginas vienodas. Ir tada tikriausiai laikas kažką keisti.